Rugsėjo 26 dieną prieš eilinį tarybos posėdį tautos išrinktuosius pasitiko piketas, surengtas palaikant biatlono centro įkūrimą Visagine. Turėjo būti svarstomas biatlono centro klausimas, kuris praktiškai jau tęsiasi beveik 3 metus, arba jau beveik 3 metus. Sužinojome, kad praktiškai paskutinę akimirką mūsų punktas buvo išbrauktas iš tarybos darbotvarkės ir atėjome tam, kad kažkaip paveiktume, kad pabandytume jį įtraukti atgal. Kadangi klausimas jau, sakykime taip, pribrendo. Taip yra, kaip jau minėjau, jis tęsiasi jau beveik 3 metus. Prieš 15 mėnesių taryba jau priėmė sprendimą dėl organizavimo. Ir kaip rodo kitų panašių organizacijų praktika, formalioms procedūroms pakanka tik 3 mėnesių. Mes nesuprantame tikrųjų priežasčių, kas vyksta, nes tos priežastys, kurios mums pateikiamos oficialiai, labai lengvai sprendžiamos. Visa tai atrodo kaip biurokratija ir tiesiog klausimo vilkinimas. Jūsų nuomonė šis klausimas nepriimamas dirbtinai ir sprendimas dėl biatlono centro vilkinamas? Mums atrodo, kad taip, nes jau gana ilgą laiką mums kaskart žada, skamba tie stebuklingi žodžiai, kad kitame posėdėje klausimas bus išspręstas. Klausimas bus išspręstas, nors jis jau buvo išspręstas, jį tereikia įgyvendinti. Ir kiekvieną kartą atsiranda tam tikrų priežasčių, kurių kitaip nei atsikalbinėjimais nepavadinsi. Piketas vyko dalyvaujant sporto klubo Favoritas treneriams ir vaikų lankančių biatloną tėvams. Taip, čia yra treneriai, čia yra tėvai vaikų, kurie ten treniruojasi. Vaikai su malonumu lanko treniruotes, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, rodo gerus rezultatus. Mes nesuprantame, kodėl negalima suteikti vaikams galimybės treniruotis, treneriams ramiai dirbti, suteikti jiems reikiamas sąlygas, nes ši neapibrėžtumo situacija tęsiasi jau tiek laiko. Dabar viskas laikosi vien tik dėka entuziazmo, bet kiek laiko taip gali būti? Kas su mumis negerai, kas su mumis ne taip, ar mes kažkokie netokie, mes prakeikti, ar kodėl štai susidurėme su tokia kliūtimi? Nes dar kartą pakartosiu, tos priežastys, kurios yra vardinamos, gali būti išspręstos, jeigu tik būtų noras. Štai pagrindinis raktažodis – būtų noras, o būdų atsiras. Žiūrint į tai, su kokiu užsispyrimu savivaldybės administracija randa priežasčių užtęsti procesą, kuriant biatlono centrą, drąsiai galima sakyti, noro nėra. Nors tarybos sprendimu, biatlonininkams žalia šviesa buvo uždegta dar prieš 2 metus, tačiau centras iki šiol taip ir nebuvo sukurtas. Pagrindinė kliūtimi, trukdančia įsteigti centrą, buvo įvardinta tai, kad biatlono treneris Pečionkinas nenori pereiti iš sporto centro į naują įstaigą. Visa tai vyko bendrame nesutarimų fone tarp sporto centro trenerių ir klubo Favoritas, kuris turėjo tapti biatlono centro steigėju. Prieš paskutiniajame tarybos posėdėje informacinių klausimų meras pasiūlė tarybos nariams patiems išspręsti susiklosčiusią situaciją ir priimti valingą sprendimą. Vienas nori likti sporto centre, o kitas nori, kad tai būtų klubinė sistema. Aš ir pasakiau tarybai, kad jei taip ir nesusitars, tarybai teks spręsti šį klausimą patiems, nes mes nenorime prarasti šios sporto šakos. Vadovaudamasi šiuo pasiūlymu, savivaldybės administracija parengė Visagino centro įkūrimo sprendimo projektą, kuris vėliau buvo patvirtintas komitetuose ir įtrauktas į dabartinio posėdžio darbotvarkę. Tačiau vėl kažkas įvyko ir likus vos 2 dienom iki tarybos posėdžio, šis klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės. Šįkart formali priežastis buvo biatlonininkų ginklų turėjimas. Administracijos direktoriaus nuomonė, biatlonininkų šautuvai ir negali būti tiesiog perduoti iš sporto centro naujai įstaigai. Tačiau daugelis tarybos narių su tuo nesutiko ir balsavo prieš darbotvarkę, iš kurios buvo išbrauktas šis sprendimo projektas. Po ilgų diskusijų vis dėlto nuspręsta biatlono centro įkūrimo klausimą svarstyti kaip informacinį kartu su dar vienu klausimu, kurį dėl atliekų tvarkymo tarifų peržiūros pasiūlė tarybos narys Nikolajus Lebedevičius. Taigi, sprendimas dėl biatlono centro įkūrimo vėl buvo atidėtas neapibrėžtam laikotarpiui. Ar aktualus geležinkelio susisiekimo su Daugpiliu klausimas? Geležinkelio susisiekimo su Daugpiliu laikotarpis buvo trumpas ir nutrauktas dėl COVID-19 pandemijos. Ir nuo tada šis maršrutas nebuvo atnaujintas. Priminsime, kad pirmą kartą Vilnius Daugpilis traukinio reisas buvo atšauktas 2013 metais. Po to prireikė net 15 metų derybų tarp įvairių 2 šalių institucijų, kad šis geležinkelio susisiekimas būtų atkurtas.
Nuo 2018 m. sausio 13 dienos Visagino ir Daugpilio gyventojai savaitgaliais mielai lankė abu miestus. Tačiau šis malonumas truko neilgai, vos daugiau nei 2 metus. 2020 m. kovą dėl COVID-19 epidemijos Vilniaus Daugpilio maršrutas buvo atšauktas. Ar šis maršrutas visiškai uždarytas, ar visgi dar yra vilčių jų atkurti? Apie tai paklausėme mero Erlando Galaguzo. Miesto vadovas atsakė, kad Vilniaus Daugpilio maršruto atnaujinimo klausimas tampa ypač svarbus, atsižvelgiant į planus sukurti Visagine laisvąją ekonominę zoną, apie ką rugsėjo 24 dieną buvo pasirašyta sutartis su Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Этот весь процесс надо смотреть гораздо шире. Į visą šį procesą reikia žiūrėti daug plačiau. Tai apima ir mokymą, ir autobusus, ir geležinkelio susisiekimą tiek su Vilniumi, tiek su Daugpiliu. Kalbant apie Vilnių, tai daugiau priklauso nuo Lietuvos pusės. Be to, vyksta dėrybos dėl to, kad traukiniai turi būti geresnės kokybės, gerokai geresnės nei šiuo metu. Jie pažadėjo, kad jau nuo kitų metų į Visaginą važiuos geresni traukiniai, juolab, kad Lietuvos geležinkeliams tai naudinga. Mes patenkame į 10 geriausių savivaldybių pagal keleivių skaičių pervežamų geležinkelių. Taip pat kalbame su vyriausybė dėl Daugpilio reiso atnaujinimo. Kodėl aš tai sieju su laisvąja ekonominė zona? Nes laisvąja ekonominiai zonai reikia ne tik infrastruktūros investuotojui, bet ir darbo rankų. Jei investuotojas ateina ir nėra kam dirbti, žinoma, tokios zonos investuotojams nebus patrauklios. Ir dar yra viena tema – tai greitas susisiekimas su Daugpiliu, antru pagal dydį miestų Latvijoje, kad ir iš Latvijos ir iš mūsų kaimyninių rajonų galėtų atvykti darbuotojai. Apie tai kaip tik kalbėjo inovacijų ir ekonomikos viceministras, kad investuotojai gali atvykti ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Žinoma. Kaip šios laisvosios ekonominės zonos iniciatorius, kalbu ne tik su Susisiekimo ministerija, kuri yra atsakinga už šį reisą, bet ir su visomis kitomis institucijomis, kad ši tema nebūtų pamiršta. Taip pat noriu pasakyti, kad su Daugpilio meru apie tai kalbėjome jau ne kartą ir planuojame surengti turą po abiejų šalių vyriausybės, ir Lietuvos, ir Latvijos, kad paspartintume šio reiso atidarymą. Be to šis reisas mums reikalingas ne tik tam, kad darbuotojai galėtų važinėti, bet ir nepamirškime, kad Daugpilyje yra universitetas, tad mūsų vaikai, mūsų jauni visaginiečiai galėtų ten studijuoti ir kiekvieną dieną važiuoti į paskaitas, nereikėtų toli išvykti. Taigi šis reisas labai padidintų mūsų regiono, mūsų miesto patrauklumą. Taigi, yra vilties, kad Vilniaus Daugpilio maršrutas bus su laiku atnaujintas ir šis laikotarpis neišsitęs iki 15 metų, kaip buvo praeitą kartą. Į ligoninę atvyko dar viena humanitarinės pagalbos siunta iš Vokietijos. Humanitarinė pagalba, kurią Visagino ligoninėje teikia draugai iš Vokietijos miesto Halės, pirmą kartą buvo pristatyta į mūsų miestą dar 1993 metais. Nuo tada jį reguliariai, 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį, atkeliauja pas mus kaip pagal grafiką. Rugsėjo 26 dieną ligoninės kieme vėl buvo iškraunama humanitarinė pagalba atvykusi iš Vokietijos. Šį kartą Vokietijos draugai iš Šventosios Elžbietos ligoninės atvežė mūsų ligoniniai funkcinės lovas, įskaitant ir elektrinės, hemodializės aparatus, neįgaliųjų vežimėlius ir kitą krovinį, vaistų spintas bei tvarsliavą. Sunku net įsivaizduoti visą medicininės humanitarinės pagalbos krovinio kiekį, kuris per 31 metus, tai yra daugiau nei 60 kartų, buvo pristatytas į mūsų ligoninę. Be jokios abejonės galima sakyti, kad tai buvo šimtai lovų, čiužinių, 10 spintelių, instrumentų, įvairios aparatūros ir slaugos priemonių. Vienas iš humanitarinės pagalbos pristatymo organizatorių, Werneris Piontakas, buvo apdovanotas Visagino garbės piliečio vardu. Deja, jis iškeliavo Anapilin. Tačiau kiti savanoriai ir toliau teikia pagalbą Visaginui. Ir ši draugystė tarp ligoninių turi visas galimybes peraugti į draugystę tarp miestų.